Sveikas merginos, šiandien per pietų pertrauką buvau Aurokos ir įsigijau plaukų dažus. Tai yra L'Oreal Preference 415 spalva, tai yra mano įprasta plaukų spalva, jie dažausi galbūt jau kokie 2 metai. Ir jeigu aš jau įsigijau šios dažus, tikriausiai galite nuspėti, kad štai šiems atėjo galas. Ir prieš persidažydama į natūralią ir nuobodžią save, norėjau jums papasakoti apie mano šios vasaros spalvotų plaukų įspūdžius. Pradėti norėčiau nuo truputėlį priešistorės, kad kuomet pavasarį lankiausi pas savo kirpėją reguliariam plaukų pakirpimui ir ją informavau, kad vasarą bus mano vestuvės, to apsilankymo metu jinai man atsisakė kirpti plaukus, nes aš jau tada buvau sugalvojusi, kad norėsiu kuodo ir kadangi turint omeny mano natūralius plaukus, buvo aišku, kad stresų aš neišvengsiu, kad išgauti tokį kuodą, kokio norėjau. Ir jinai man patarė iki pat vestuvių auginti plaukus, kad jie būtų kuo ilgesni, nes tokiu būdu bus lengviau iš tų natūralių plaukų ir stresų suformuoti gražų, lygų pereinamą kuodą. Ir kaip tik tuo panašiu metu aš buvau atradusi Facebook'e vieną puslapį, į kurį nuorodą paliksiu filmuką aprašyme. Ir tame puslapyje yra viešinama labai daug, labai gražių, ryškių makiažų, labai daug visokių šukuosenų su spalvotais plaukais, labai daug visokių nagų dailės darbų. Ir įkvėpta to puslapio aš jai pasiūliau, kad padarytumėm tokį eksperimentą, kaip kad spalvotus plaukus. Mano kirpėja yra nuostabi tuom, kad jinai visą laiką yra už. Ir jau būtent šis spalvotų plaukų projektas prasidėjo nuo to, kad mes apsitarėme, kaip aš įsivaizduoju tai, kokių spalvų norėčiau, kaip labai, kad išryškinti tie galai būtų, kokios gali būti pasekmės, kokios procedūros, kainos ir panašiai. Ir kadangi tuo metu man atrodė, kad viskas man tinka, mes čia pat išsibalinome vieną sruogą ir ją nudažėme mėlynai ir violetiniai, mėlynai tikriausiai. Ir aš su tą sruogą pavaikščiau savaitę laiko, kadangi man patiko ta spalva, neįkyrėjo, neatsibodo, supratau, kad jėga. Grįžau dar kartą po savaitės į kirpyklą ir jau pasidariau visą galvą. Jeigu jūs galvojate apie plaukų dažymą spalvotai, būtent, sakykime, taip kaip aš pasidariau arba kažkaip panašiai, labai norėčiau tikrai visoms rekomenduoti, kad iš pradžių tikrai susiraskite gerą kirpėją, išaiškinti jai iki smulkmenų viziją, kurią jūs norite ir būtinai pasimėginkite ant vienos sruogelės tą spalvą, ar jūs jos norėsite, ar jinai jums tinka ir ar patinka. Tai tikrai padės jums išvengti kažkokių nemalonių situacijų ir jau tada galėsite maždaug įsivaizduoti, kokio konkrečiai realaus rezultatų jūs galite tikėtis, nes be abejo tie filmukai, kuriuos aš prisižiūrėjau, jie buvo labai gražūs. Grįžtant prie pačių plaukų dažymų, yra 2 būdai, kaip juos galima dažyti, tai yra ilgalaikiu būdu ir trumpalaikiu būdu. Pirmasis būdas, ilgalaikis, kaip man kirpėja sakė, yra labai brangus, nes tos skaičios ryškios spalvos yra labai brangios ir tikslios kainos aš nežinau, nepasakysiu, bet jinai pasakė, kad man neverta tai daryti, dėl to, kad mano plaukai jau buvo dažyti, išbalinti jų labai gražiai nepavyko, liko tas toksai ryžas atspalvis, dėl ko buvo šiek tiek išsikreipusios spalvos. Tad jinai man pasiūlė tiesiog pamėginti su nuplaunamais ir jeigu nuplaunami jau ten labai patiks ir galvosiu, čia būtent man, tada met ateisiu ir nusidažysiu ilgalaikiais. Na, o kalbant apie tuos jau pusiau laikinus dažus, tai aš turiu štai tokius 2, mėlynus ir violetinius, juos pirkau Kaskadai, man atrodo, tuo metu vyko lygtais ir akcijų, už abu mokėjau 10 eurų. Ir vienas violetinis jau kaip ir tuščias, mėlyno maždaug dar trečdalis, manau, yra. Taigi aš šitiek dažų išnaudoju maždaug per 2 mėnesius laiko. Galima sakyti, kad vienas buteliukas yra 1 mėnesį. Šitie patys dažai manęs labai nesužavėjo, aš labai jutau jų minusus ir domėjausi kitų kompanijų dažais, galvojau galbūt nusipirkti kažką tais kitą, bet konsultuojančios merginos visos sakė, kad su jais visais yra tos pačios problemos, tad šiandieną, jeigu vėl dažyčiausi ryškiamis spalvomis, manau, nesirinkčiau trumpalaikių. Na, bet pirmam kartui be abejo tai yra geriau. Na ir kokie jie man įtiko, ogi tom, kad kai tik nusidažai plaukus, spalvos yra tokios ryškios, sodrios, tamsios, kad matyti, kad tie plaukai yra dažyti kažkaip kitaip tikriausiai būtų galima tik tais dienos ir saulės šviesoje.
Aš pamėginsiu kažkur ir įdėsiu nuotrauką, kaip aš, pavyzdžiui, atrodžiau su ką tik nudažytais plaukais. Tačiau didžiausia nusivylimą man kėlė tai, kad kaip greitai jie nusiplovė. Nors visur instrukcijose rašo, kad jie nusiplauna ir laikos ten, sakykime, iki 2 savaičių. Tai, na, aš stengiuosi jau retai plauti galvą, kas, sakykime, 3 dienas. Tačiau man tekdavo dažytis plaukus prieš kiekvieną 3 arba 4, na, kaip rasdavau laiko galvos plovimą, todėl kad ties kiekvienu plovimu spalvos intensyvumas krisdavo per pusę. Tai reiškia, jeigu turime tamsiai violetinę, tai jinai taip šviesesnė. Ir galima sakyti, vat, štai šis rezultatas, kuris yra ant mano galvos, tai yra šitaip stipriai išsiplovusias tamsiai violetinį ir mėlyną, kaip matėte tikriausiai prieš tai nuotraukai, yra maždaug po 5 galvos plovimo. Kitaip tariant, per 5 galvos plovimus nelieka nieko ant galvos. Ir dar taip pat vos tik nusidažius plaukus, sakykime, iki jau to 2 galvos plovimo, nedaug dieve tie plaukai sušlaps, jie tepa viską. Tad tikrai teko man saugoti patalynę, tiestis ant pagalvės rankšluostį. Vasarą, kai kuomet karšta, negalėjau apsivilkti nieko, ką plaukai liestų ar ne, ir ką galėtum dažyti, nes jie natūraliai per karščius sušlapdavo kažkiek nuo prakaito. Na, tikrai sukėlė nepatogumų tokių. Bet turėdama patirties su šitais, aš nemanau, kad ryžčiausi vėl su jais dažytis ir būtent dėl to nesidažau vėl ir vaikštau tais tokiais pažaliavusiais plaukais. Šitie tiesiog sukėlė problemų. Ir jeigu jums įdomu, kodėlgi dabar tie mano plaukai čia yra tokie žali, o ne ten kažkokie mėlyni ar violetiniai, tai galiu pasakyti dėl to, kad tikriausiai, kaip viso žinot, šviesinant tamsiai rudai dažytus plaukus, jie tampa ryži. Ir matyt, pagal vaivorykštės dėsnius, ryžą sumaišiusi su mėlyna violetinė gauname žalią. Nes pagal spalvų atsiplovimą, kaip jos atsiplovinėjo, tai galiu pasakyti, kad violetinė nusiplaudama tapdavo mėlyna ir tuomet mėlyna į žalią. Na ir filmuko pabaigai noriu pamėginti atsakyti tikriausiai į daugelio jūsų galvoje besisukančius klausimus, kaip kad, pavyzdžiui, ar nesigailiu šio savo projekto. Tai galiu pasakyti, kad tikrai nesigailiu, man tie plaukai tikrai patiko, kėlė džiaugsmą, aš jais mėgavausi. Užkniso juos taip dažnai dažyti, tikrai taip. Tad manau, kai vėl pasiryšiu šitam tokiam kažkokiam eksperimentui, rinksiuosi jau tiesiog ilgalaikius dažus. Dėl ko aš dabar atsisikau iš tos idėjos ir nebetęsiu juos su tais ilgalaikiais dažais, tai viena iš priežasčių būtų tai, kad mane tai kažkiek įpareigoja mano darbas. Šitiek truputėlį atsipalaiduoti ir pakvailiuoti aš galiu tik tais vasaros metu. Na, o kita priežastis yra ta, kad jeigu manęs kas nors paklaustų, koks yra mano didžiausias kompleksas, tai aš vienareikšmiškai atsakyčiau, kad plaukai. Ir aš labai dėl jų pergyvenu, nors žinau, kad jie yra tokie, kokie yra ir, na, aš tom nepakeisiu nieko. Čia, kaip žinot, nori rudų akių, nors esi mėlynakis, esi linzės ir atrodo, kad esi rudakis. Na, bet iš tikrųjų, natūraliai esi mėlynakis. Lygiai taip pat aš galiu save apgaudinėti, pirkti brangiausias priemonės, interesus ir visą kitą. Bet jau kaip yra duota, tai taip ir turiu. Na ir ką aš noriu to pasakyti, tai yra tai, kad šis spalvojimas, šviesinimas ir panašiai tik dar labiau pabrėžė mano šitą problemą. Ir paskutiniu metu aš vis dažniau pagaunu save, kompleksuojant dar labiau dėl to, kad, na, norisi tų, žinot, gražių, didelių, stiprių plaukų ir tokių suspalvotų ir panašiai, nu, bet jų nėra. Na ir yra taip, kaip yra, o dažniausiai yra taip, kad jeigu kažkurioje vietoje yra kažkas prasčiau, blogiau, tai kitoje vietoje yra geriau. Ir jeigu man nepasisekė su plaukais, tai man tikrai labai, manau, pasisekė su nagais, nes turiu juos gražius, sveikus, natūralius, ilgai augančius ir jais galiu didžiuotis. Na ir šiam kartui tiek, nes matau jau, kad miršta mano kameros baterija. Tad ačiū, kad buvote kartu su manimi. Ir iki pasimatymo.